Sveiki, šis mėnuo yra sveikatos mėnuo. Auginant vaikus, kalbėti apie sveikatą yra būtina. Tačiau kai pradedame šitą kalbą, labai dažnai sveikatą susijame tik su fiziniu kūnu ir fizinė sveikata. Tačiau šitas sveikatos terminas apima gerokai plačiau. Ir šiandien labai džiaugiuosi, Monika, kad atvykai į svečius ir padėsi man šitą savoką praplėsti, nes labai noriu pakalbėti apie emocinę, apie psichinę, tėvų, apskritai suaugusiųjų sveikatą. Tai Monika, kas tavęs nepažįsta, prisistatyk, pasigirk. Labai ačiū, kad pakvietei visų pirma. Galvoju, visą laiką sakau, gydytoja psichoterapeutė, šios keltai kurie, bet turbūt šitam pokalbį tai mama. Svarbiausia pasakyti, kad mano dabartinis pagrindinis darbas ir titulas esu ir mama. Tai papasako, kokia yra Lietuvos šiuo metu tėvų situacija, kalbant apie tą psichinę, emocinę sveikatą? Turbūt labai svarbu paminėti, kad esu konsultavus jau labai daug tėvų. Ir iš tėvų, mamų, kad vis tiek iš vyrų grupės, kurie ateina į psichoterapeuto konsultacijas, labai maža dalis jų ir mano praktikoje dar kas nei vienas iš jų nekalbėjo apie tėvystę, jie turi kažkokias kitas problemas, bet tai dauguma yra mamos, kurios susiduria su tam tikrais sunkumais ir iškart po gimdymo, tai aišku yra vienas spektras ir sutrikimų ir sunkumų ir jau vėliau motinystėje tai tada yra jau kitos problemos ir su savirealizacija ir su nerimu ir su dar visais kitais dalykais. Tai čia toksai, kaip Lietuvoje sekasi tėvams, tai daugiau galiu komentuoti, kaip Lietuvoje sekasi mamoms, kas aišku irgi daug pasako apie tą visą situaciją. Aš net nebejoju, kad dauguma mamų jau užduotų klausimą, tai kaip tuos tėčius atvesti, nes galbūt daugumai tėčio šiuo metu ir reikia, ar ne, ateiti, kad tas dalyvavimas, įsitraukimas, apskritai vaikų auginimas, kad nebūtų tik mamų reikalas. Aš esu labai nekategoriška šitoje vietoje ir aš dažnai irgi šitą klausimą sulaukiu, kaip padaryti, kad ateitų vyras ir kažką, bet mes visi kaip žmonės labai skirtingai tvarkome su tam tikrais sunkumais. Ir tėvystė apskritai čia nėra tik sunkumas, čia yra ir džiaugsmas ir labai daug dalykų reikia išmokti ir vyrai su tuo tvarkosi taip, kaip jie moka. Taip, tai tas pasakyti, kad būtinai atėjus pas psichoterapeutą jiem padės taip pat, kaip, pavyzdžiui, padeda mamai, jeigu nėra kažkokio psichikos sutrikimo, žinoma, tai aš taip tikrai negaliu teikti. Taip, svarbu, kad kiekvienas iš tėvų žinotų ir turėtų tą erdvę, kur jie gali išsiaiškinti savo problemą. Tai gali būti psichoterapeuto kabinetas, gali būti pokalbis su draugais, gali būti tiesiog buvimas vienam. Taip, tai irgi gali būti momentas, bet reikia tėvystėj surasti tą momentą vienam ir kaip su tom problemom susitvarkyti. Tai kartais mums nepavyksta susitvarkyti su problemom patiem, tada svarbu kreiptis į specialistą, bet kartais žmonėms pavyksta su tom problemom susitvarkyti tiesiog ne taip, kaip mes norėtume, kad jie susitvarkytų. Tai va čia mamoms irgi labai svarbu suprasti, kad teisingas situacijos įvertinimas ir sprendimas ne visą laiką yra toksai, kaip mama nusprendė, kad taip yra. Taip, nes tėtis irgi yra labai svarbus šeimoje ir jo indėlis irgi yra labai svarbus ir jisai dažnai yra visiškai kitoks negu mamos. Tai čia va tas suvokimas, ar būtina atvesti vyrą į psichoterapiją vos susilaukus vaikų, tai žinoma absoliučiai ne ir tikrai daugumai nereikės. Jeigu kyla kažkokių tai sunkumų, tada taip, bet tada jau kreipiasi tėvas dėl tos problemos, kurie jam iškyla ir mama nebūtinai apie ją žinos taip, kaip jinai galvoja, kad žino. Vaikų auginimas iš esmės yra toks labai emocinių kalnelių lydimas procesas, taigi be emocijų, be įvairiausių didžiausių duobių iki ekstremalių pakilimų, tai tikriausiai jokio vaiko auginimo be to neįsivaizduoja. Bet kada reikėtų tėvams jau atpažinti, kad viskas, jau reikia ieškoti pagalbos iš išorės. Aš nekalbu apie galbūt pogimdyvinę depresiją, ar ne, kur jau yra tokios aiškios indikacijos, tas vien tik laikas labai jautrus, kur galima aiškiau identifikuoti. Bet jeigu vaikui yra tenai 2-3 metai, jau atrodo jau viskas turėjo, tas visas gimdymo, ar ne, ta istorija jau po truputį užsimiršti, ar ne, likti šiek tiek prisiminimuose, bet kas indikuoja, kad jau kažką reikia daryti ir ieškoti pagalbos iš išorės. Bendrai, tai aš visą laiką rekomenduoju kreiptis pagalbos, jeigu jaučiam, kad tos mūsų emocijos ir mūsų savijauta pradeda trukdyti mūsų funkcionavimui. Čia jeigu taip protingai pasakysiu. O iš tikrųjų, kaip tai atrodo kasdienybėje, tai jeigu aš suprantu, kad šiandien buvo bloga diena ir aš nueisiu pamiegoti ir tai bus gera diena ir yra kaip yra, tai čia viskas yra su to gerai, nes tų blogų dienų tikrai bus. Bet jeigu šiandien yra bloga diena ir jau man pradeda atrodyti, kad visos dienos bus tokios ir atsiranda beviltiškumas ir aš pradedu nebegalėti
atlikti visus savo pareigų taip, kaip aš norėčiau. Taip, tarkim, labai ten norėčiau pagaminti valgyti vaikui, bet ten nesigauna, neturiu jėgų, arba norėčiau vaikui paaiškinti, ką daryti, kai draugas iš jo tam paima pieštukus, bet neturiu jėgų ir pradedu rėkti. Taip, ta prasme, kai aš kaip ir suprantu, ką norėčiau daryti, aš galiu tai įsivardinti, bet man nebeužtenka jėgų, aš nebesuvaldau savo emocijų. Jaučiu pati, kad pats jaučiu, kad nesuvaldau savo emocijų, tada aš rekomenduoju kreiptis į specialistą, nes iš tikrųjų, kaip ir į fizinės medicinos gydytoją, bet kokį kreiptus, jeigu lygos nėra, jis pasakysiu, jums sveika ir ačiū, kad atėjot. Bet jeigu bus kažkokia problema, tada daug lengviau specialistų ją yra pamatyti, negu mums patiems suprasti, kas pačia pas mane yra per problema ir kur man čia reikia tos pagalbos. Tai... Bet Monika, iš karto tada noriu jau net užbėgti, ar ne? Kaip išeiti iš to autopiloto? Nes vis tiek mūsų karta, tai žinoma, bauginti, pakentėti, palaukti, ar ne, susiturėti, tam galų gale fiziniam skausme išbūti, ar ne? Mes kaip ir buvome auginti, kad tas gyvenimas jisai sunkus, ar ne, mes iki šiol, pavyzdžiui, ir pati ant savęs pastebiu, kai pasukam vaikam, kaip mes ten sunkiai į mokyklą ėjom per sniegynus, tos kančios, ar ne, mes jos buvome tokie lydimi. Kaip išeiti iš to autopiloto, nes ką aš matau savo praktikoje, kai jau sakau, jums nepadėsiu čia dabar ne apie vaikų emocijas, ne apie ribas, jau jums reikia keliauti, ieškoti, bet kaip išeiti iš to autopiloto, nes labai dažnai, tarkim, pas mane atkeliauja, kai matau, kad jau galbūt jau reikėjo jau keliauti ir jau mes dirbame jau su tokiais pakankamai jau išsivyščiusiais tais reiškiniais. Iš autopiloto išeinam sustojus. Bet ta prasme, taip ir mašina, jeigu mašina greit važiuoja, tai kažkokiu momentu prasideda inercija. Taip, tai jeigu mes greitai sustabdysim iš inercijos judant į objektą, tai bus labai stiprus smūgis. Tai lygiai tas pats yra ir tėvystė. Tai tam, kad sustoti, šiais laikais jau mūsų kartai nėra taip paprasta sustoti iš tikrųjų. Ypač aš net nebėjau, dauguma tėvų sakys, kaip čia sustoti, taigi vaikus į būrelius reikia vežti, žodžiu, iš to ciklo apskritai išeiti yra labai sunku, ypač jeigu ant mamos pečių ir gula visas tas vaiko auginimas. Taip, ir va tas sustojimas, jisai neturi būti, kad 3 valandas sėdžiu ramiai, medituoju ir tada man ateina visi pasaulio atsakymai. Taip tikrai neturi atrodyti, bet, pavyzdžiui, geras pavyzdys būtų, jeigu mama yra žindanti, ten tarkim, todlerį, tai žindi ir tiesiog žindai. Taip, va žindai, neskrolini, neskaitai nieko, tiesiog žindai ir va tą akimirką pagalvoji, kaip aš dabar jaučiuosi. Galbūt vaikas žaidžia kažkur kampe ir verdi košę ir tuo pačiu metu ten neplanuoji kažko tai daryti ir ten visų kitų dalykų, tiesiog verdi košę ir apie ją ir galvoji. Taip, rasti tas akimirkas, nes čia užtenka tikrai mikro akimirkų, tam, kad mes galėtume sustoti ir įsivertinti, kaip, sustabdau mašiną ir apeinu ją aplinkui, pasižiūriu, ar nėra ten kažkas įskylę, ar visi ratai vietoje, ar viskas yra gerai. Taip, tai lygiai tą patį padarom savo, tiesiog sustoju, ar vieną dalyką kažkokį darau tėvystėje, ar tiesiog atsisėdu 3 minutėm ir pasižiūriu, kaip aš jaučiuosi, ar viskas su manim yra gerai. Taip, kas vyksta mano viduje, ar aš noriu, kad viskas greičiau baigtųsi, ar aš suprantu, kad tas sunkumas toj praeis. Taip, tas toksai paklausimas ir suvokimas ir sustojimas, jis yra daug paprastesnis, negu mes kartais susikuriam savo galvo, kad tai turėtų atrodyti. Ir tada, kai mes perfekcionistiškai įsivaizduojam, kaip turėtų atrodyti ta sąmoningumo akimirka mamos, kad jinai įsivertintų savo psichologinę būklę, tada tampa labai sunku ją pasiekti, nes tokių akimirkų motinystė beveik nebūna ir taip tada užsisukam į tokį ratą, kad taip, aš iš tikrųjų techniškai niekada negaliu sustoti taip, kaip man reiktų sustoti, kad aš suprasčiau. Bet tai netiesa. Tenka tikrai mikropauzių, bet sąmoningų mikropauzių, tam, kad mes galėtume įsivertinti, kiek pas mane to resurso dabar yra. Ar aš turiu pakankamai, ar neturiu pakankamai. Taip ir tas sustojimas, jis būtinas čia gyvybiškai, kiekvienam iš mūsų tikrai. Bet kaip išeiti iš to rato mamai, kuris sako, yra vaikas, kuris sako, mama, reikia sužiūrėti, kai viskas gula ant mamos pečių ir kai net nėra resursų, tu nori tiesiog pasiduoti. Aš įsivaizduoju, kad vis tiek tai yra tokia gan kritinė riba, bet ką daryti tokiu atveju, kai sako, aš jaučiu man, reikia fizinio poilsio. Dar miegam su mažyliu, neišeina to poilsio gauti, nes labai dažnai, tarkim, yra ar ne, galbūt tie pirmieji 3 kritiniai metai. Gerai, jeigu vaikas miega, bet jeigu nemiega, yra neramus, jautrus ir, apskritai, aš įsivaizduoju, tas spaudimas tėvams yra tikrai tų situacijų, kai, nėra kaip išeiti iš to rato. Tai kaip padrąsinti, nes ar ne, mes galim sakyti, reikia sustoti, mes puikiai žinome, nereikia prieš miegą skrolinti, reikia ilsėtis, gerai maitintis, bet tiesiog esi tam rate, kai tu nori sakyti, aš nieko nebenoriu. Taip.
Ir čia tas reikia irgi, nieko nereikia, darom tai, kas mums yra geriau, bet čia labai padeda įvardinti dalykus taip, kaip jie iš tikrųjų yra. Taip ir tas yra svarbu ir tas atvirumas su savimi yra labai svarbu. Tai jeigu aš jaučiu, kad dalykų yra labai daug ir tarkim aš ar neturiu galimybę su kažko pasikalbėti, ar neturiu galimybės paprašyti pagalbos, nes jeigu aš skęstu, tai pirmas mano impulsas yra sakyti kreiptis pagalbos į artimuosius. Taip, tai jeigu tokios galimybės nėra, ar artimieji yra toli, ar jie negali padėti ir nėra, tarkim, staigiai galimybės kreiptis į specialistą, tada reikia pasižiūrėti, kaip ten viskas vyksta iš tikrųjų. Taip, tai ar pasiemu popieriaus lapą ir užsirašau visus dalykus, kuriuos padarau ir pasižiūriu, kuriuos tikrai reikėjo padaryti. Taip, nes prie tos rutinos labai dažnai užsisuka dalykai, kuriuos gyvybiškai būtina padaryti, neklausimas, ir dalykai, kuriuos man labai smagu padaryti, nes taip mano vaikas auga tobulas ir toks yra anoks, ir dalykai, kuriuos aš norėčiau padaryti, nes kitaip tenais kažkas kažką. Tai va šitus dalykus atsijojus, taip, nes tas atviras savo įsivardymas, ką aš visą laiką darau, mano vaikas nėra puikiai miegantis, tikrai ir būna tokių dienų, šiandien yra diena, kai mano, kaip sakyti, aura žiedas manim didžiuojasi, aš irgi sam didžiuojasi, ačiū dukrai už tai, bet tikrai būna tokių dienų, kai atsikeliu ryte ir sakau, sau gerai. Jinai, kai tik tai miegos skrolinsiu, valgysiu šokoladų su kava, nes tiesiog šiandien aš neturiu resursų kitam dalykui. Ir nereikia savo kažkaip meluoti to, įvardinti, šiandien aš noriu, kad šiandien truputėlį tiesiog praplauktų, nes aš miegojau 3 valandas, mano galva sprogsta, aš neturiu ką padaryti. Taip ir tada iš savęs nereikalauti, kad dabar turėčiau ten ir sportuoti ir tą. Ne. Dabar aš šiandien turiu išbūti ir užtikrinti vaiko poreikius. Taip, su juo žaisti, ramiai žaisti, išbūti šalia, kai jinai žaidžia. Taip, pasirūpinti, kad pavalgyčiau, pasirūpinti, kad nueičiau truputį anksčiau lovą miegoti. Bet tas, kad reikia visą laiką tenais tik tai sąmoningai žindyti, ar ten reikia, ne, nieko nereikia. Reikia suprasti, kiek aš turiu energijos ir tą energiją tinkamai panaudoti. Jeigu aš energijos turiu daugiau, tada galim kalbėti apie tai, kad kažkokį galbūt ir pratimą atlikti, taip, galbūt kažkokį savirefleksijos pratimą, galbūt kažkokią trumpą 5 minučių relaksaciją. Jeigu aš resurso neturiu, tai aš užtikrinu vaiko poreikius ir aš užtikrinu savo, kaip sakyti, sąžiningai, ką aš šiandien galiu padaryti, kad tą dieną tiesiog išbūti. Nes išbuvimas yra gyvenimo dalis. Ne visas tobulas buvimas ir sustarkimas, ne. Kartais tiesiog iškentėjimas, išbuvimas yra gyvenimo dalis. O Monika, pereikim prie to tėvystės etapo, kai jau išgyvenom tą fizinę, ar ne, tą vaikų nemiegojimą, tą vaikų maitinimą, sauskelnių keitimą, ar ne, kai fiziškai jau mes lyg ir atlaisvėjame, tačiau aišku, tada prasideda darželis, priešmokyklinė, pirmos mokyklinės klasės, kur mes pergyvenam, važiuojam, darom ar ne ir labai stengiamės ir atrodo, tėvystė jau turi fiziškai lyg ir lengvėti, vaikas savarankiškėja, bet vis tiek aš matau pas tėvus, nors ir tie iššūkiai nėra fiziniai, bet emocinis krūvis vis tiek yra didelis, gal netgi didesnis. Mes netgi su tėvais, tarkim, darome ar ne pratimą, kai jeigu, pavyzdžiui, ateina ir sako, aš nieko nespėju, nieko be vaikų auginimo nėra, mes irgi pasidarome sąrašą ir aš sakau, duokit vaikui šansą. Tegul sudeda skalbinius, tegul sudeda indaplą, nes yra gyvenimo įgūdžiai, bet kaip išmokti tą paleisti, nes labai dažnai ar ne yra, kai kūdikis, einam į autopilotą, jo rūpinamės ir kaip pradėti paleisti, nes matau, vien tik nagrinėjus tą hiperglobos reiškinį, kaip paleisti, kaip duoti, nes atrodo susižeis. Už mane geriau nieks nepadarys, viską reikia sužiūrėti. Tai kaip mamoms atsikratyti tos atsakomybės, to emocinio viso krūvio, tų visų minčių, to mikroplanavimo, mikrosužiūrėjimo, kaip paleisti, kai vaikai jau yra vyresni ir tikrai jau geba kažką pasidaryti patys. Tai čia turbūt pirmiausia reiktų atsikratyti lūkesčio, kad aš galiu atsikratyti tokio nerimo, kai esu mama. Ypatingai, jeigu tai yra labai ilgai lauktas vaikas, ar ten turim daugiau vaikų, nes čia viskas yra apie lūkesčius ir dabar mes tikrai esam ta karta, kuri gyvena su tokiu kiekiu informacijos apie tai, kaip reiktų auginti vaikus, su tokiu kiekio pykčio, vertinimo, žeminimo, kai mes kažką padarom neteisingai, ta prasme ne pagal kažkokį tai tenais įsivaizdavimą, kad ten 10 burelių ir panašiai, ir visa ta tiesiog kiekis informacijos, nesvarbu čia kognityvinė informacija ar tiesiog scrollimas, jis yra toks didelis, kad svarbu atpažinti, kiek laiko mes skiriam prasirušiuoti tą informaciją, kas mus labai stipriai vargina, kiek laiko mes pavargstam darydami, nuveždami būrelį ar ten kažkokį kitą dalyką daryti. Tai tas atskirimas ir supratimas, kas mane iš tikrųjų vargina. Nes kai aš suprantu, kas mane vargina, tada mes galim tą problemą ir išspręsti. Tai atsisakyti, pavyzdžiui, kaip jeigu mama nori viską mikroplanuoti, tai klausimas, kodėl? Taip, koks iš tikrųjų, nes dažnai terapija irgi žmonės pasimeta nuo to klausimų, kaip supras, kodėl.
Sakau, ne, bet iš tikrųjų, Kas kitas nepadarys, reikia. Bet kodėl reikia tai padaryti? Kodėl reikia suplanuoti? Tiesiog iš tikrųjų, kodėl? Ir tas atsakymas jisai turi ateiti nuoširdžiai. Ir galbūt todėl, kad aš noriu, kad mano vaikas gyventų geriau, negu gyvenau aš. Taip, čia vienas tipas problemų, bet čia yra mūsų problema, čia yra mano problema ir aš ją su savim sprendžiu. Galbūt tas atsakymas yra todėl, kad visi taip daro. Turim kitą problemą, taip, tai yra lyginimasis, kodėl aš turiu su kitais lygintis, taip. Galbūt atsakymas yra todėl, kad taip sako vaikų, ten, nežinau, psichologų asociacija, bet taip jie nesako, tai šitas negali būti atsakymas, apie burelius čia, apie kitus dalykus nebent. Taip, tai va tas išskirimas ir išsiaiškinimas, jeigu aš dabar skęstu, tai kas yra ta banga, kuri mane puola? Kas yra va tie dalykai, kodėl aš turiu vežti vaiką ten, jeigu aš nenoriu jo tenais vežti? Taip, nes mes čia turbūt nekalbam apie mokyklą. Į mokyklą vežti, tai jeigu mokykla yra už 3 valandų kelio, tai kodėl aš gyvenu 3 valandos nuo mokyklos arba kodėl aš vaikai tą mokyklą vedu. Taip. Tai čia tas atskirimas ir supratimas, nes kai mes turime, čia kaip bet kokio tikslo siekiant, kai mes turime strategiją, tai strategija yra nuostabu, bet mes turime ir suprasti, kodėl mes tai darome. Ir trečias dalykas, čia tikslų siekimui irgi tas galioja, bet ir tėvystėj tas galioja, tai mes turime įsivertinti savo resursą. Ar aš turiu pakankamai jėgų dabar siekti to tikslo? Taip, ir jeigu neturiu, tada klausimas, kodėl neturiu, negaliu pasipildyti, tai ar aš galiu šiuo metu siekti to tikslo. Taip, nes vaikam nereikia 15 būrelių, mikroplanavimo ir visko tobulo tam, kad jie būtų laimingi. Vaikam reikia laimingų tėvų. Ir aš, Monika, aš netgi niekad negalvau, kad savo darbe man reikės labai skirti daug laiko, vis primenant tėvam, kad nereikia prabangių būrelių, nereikia net savaitgalio pramogų, kad iškepti pyragą vaiko gali būti 10 kartų daugiau naudos, negu važiuoti į kažkokią atrakcionų parką. Ir atrodo keista, bet žinoma, kai mes gyvenam tokioj pasiūloj, tai tikriausiai nieko keisto. Taip. Bet kalbant apie tėvus, kurie augina vyresnius vaikus, man atrodo, kad labai buvo gera mintis, kad kaip nedaryti, kai mūsų resursai yra tušti. Taip. Bet kita problema yra, kaip savo jau leisti, kad aš galiu pradėti žiūrėti savęs, savo resursus, pildytis, kas man patinka, kokios mano veiklos, ar ne, nes juk reikės vaikus kažkur palikti, kaip tas laikas savo, nes čia irgi matau labai daug tėvų kaltės, kaip aš būsiu. Čia rūpinimasis savim nėra apie mus, čia yra apie mūsų vaikus. Tai mes, ta prasme, kad pasirūpinti savim, tai gali to nedaryti dėl savęs, darykite tą dėl savo vaikų. Čia yra svarbiausias dalykas ir tikrai labai svarbu suvokti, kad mes neturėsim ką duoti, jeigu mumise nieko nebus. Ir čia galioja viskam ir jėgo, nes mes vaikus mokinam pagal pavyzdį. Vaikai kartoja, tai niekaip 50% genetika, bet 50% yra tai, ką jie mato. Tai jeigu vaikas, viskas, ką jisai mato, tai yra mama arba tėtis, kuris nuveža jį į būrelį, po to pasiema ir visą laiką yra susinervinęs, tai tais ir mokinsis. Kad gyvenime normalu visą laiką bėgti, skubėti, nematyti savo šeimos, ar ten kažkaip tai erzintis dėl mažų dalykų. Bet jeigu vaikas matys tėtį ir mamą, kuris pasakys, aš šiandien jaučiuosi labai pavargus, aš atsiprašau, galėsiu to padaryti. Tai vaikas nematys kažkokio silpnumo, ar vaikas matys ryšį, vaikas matys suaugusių žmogų, kuris jam yra pats brangiausias žmogus pasaulyje, kuris jį taip gerbia ir taip myli, kad gali jam pasakyti, kad man kažkas sunku. Nes kai mes pagalvojame apie vaikų ir tėvų santykius, tai yra santykis. Ir santykis yra statomas ant pažeidžiamumo, ant tikrumo, aišku, ant tam tikro autoriteto, tam tikros situacijos, čia tas irgi svarbu, bet tas gebėjimas, ypatingai kalbam apie vyresnius vaikus, įtraukti juos į tą, kad žiūrėk, aš žmogus, tu irgi žmogus, mes va taip, sunkiose situacijose darom taip, aš va taip darau, man tas padeda, vaikai irgi iš to mokosi, čia yra gyvenimo įgūdžiai. Taip nuvažiuoti būrelį, aišku, ir būrelį nėra blogai, būrelį yra labai gerai, bet ta prasme, kad ten išmoksi galbūt, nežinau, bėgioti ar ten čiuožinėti ar piešti, tai yra nuostabu ir tai yra gyvenimo irgi įgūdžiai, bet turėti sunkų pokalbį su mama irgi yra gyvenimo įgūdžiai. Gaminti vakarienę kartu, nes mamai sunku, irgi yra gyvenimo įgūdžiai. Ir jie tą atsimins daug labiau negu kažkokią tai tam tikrą veiklą, kurios jie dažnai negali įvertinti, kartais net kognityviai, nes tiesiog per jauni ir nesupranta nei kiek kainavo, nei kas ten, kuo čia taip ypatinga, čia irgi taip gali būti. Bet, o kartais tiesiog nes jie to nesureikšmės. Tai nėra sudėtinga mane čia buvo atvežti, o pakalbėti apie tai, kad sunku. Vaikai mato, kad sudėtinga. Vaikų neapgausi. Aš kadangi konsultuoju ir vaikus, tai su tėvam visą laiką sakau, su vaikais viena auksinė taisyklė, jų niekada neapgausi. Nei kaip psichologas, nei kaip psichoterapeutas, jiems reikia sakyti tiesą. Ir kai pasimeti konsultacijoje, ir kai kažko nežinai, sakai tiesą, nes vaikai tai jaučia. Mes irgi jaučiam, bet mes neatkreipiam tą dėmesį, o vaikai atkreipia ir jie pasakys tiesiai šviesiai. Tai va čia šitos situacijos irgi ryšys kursis iš to tikrumo. Iš to pasakymo, kad aš labai norėčiau galėti tau suplanuoti kiekvieną akimirką, kad tu turėtum geriausią pasaulio gyvenimą, aš tave taip stipriai myliu, bet aš negaliu, nes aš nespėju.
Ir čia labai ypatingai su paaugliais, čia galėtų būti labai nuostabus pokalbis, kuris ir mamai pasakytų, ir tėčiui apie tą vaiką labai daug, bet ir vaikui apie tėvus, kad jie yra čia, iš tikrųjų, jie yra mano saugi vieta, kur kai man bus per sunku, kai man bus visko per daug, aš irgi galėsiu pasakyti. Aš dabar labai jaudinuosi dėl mokyklos, aš jaudinuosi dėl to, man kažkodėl atrodo, kad viskas labai greit sukasi. Kas tai? Taip, nes jeigu mes vaikams rodysim, kad visą laiką turim važiuoti ir niekada nesustoti, tai ir jie tada mokinsis ir jiems bus sunkiau atpažinti. Ne, aš irgi kažkaip taip jaučiuosi ne taip, kad mama, kas čia galėtų būti. Tai. Man šiaip mano socialinio darbo studijose man labai patiko visa sudėliota ta šeimos hierarchija, ar ne, kad pirmiausia esu aš, kaip asmuo turiu pasirūpinti savimi, nes labai dažnai tėvystė kažkaip nueina tik į vaiką ir atrodo nuo vaiko, tada mes jau aplink jį apsilipdome. Bet man labai patiko, kad ar ne, antras yra, tai yra tėvų poros tarpusavio santykiai. Taip. Ir man atrodo, kad mes šitą dalį kažkaip jai skiriam tikrai per mažai dėmesio ir keliaujam iš karto prie vaiko. Kai man atrodo, kad sutvarkius pirmąją, ar ne, išsigryninus, kas aš esu, kas pakrauna mano resursus, tada reikėtų keliauti, kalbėti apie porą, apie tai, kaip mes kartu gyvename ar ne su antra pusė, kaip sutarėme, kokį mikroklimatą mūsų santykiai kuria šeimai. Ir tada netgi, man atrodo, su vaikais jau nieko nebereikia nei galvoti, nei daryti, nes kai pagrindas yra geras, viskas kaip kortų namelis labai labai gražiai sukrenta. Taip. Nes vis tiek mes turime rodyti, kokie turi būti poros santykiai, kaip mes bendravom, kaip mes pykstamės. Nes daugumai įsivaizduoja, kad geri santykiai tai yra, kai nesipyksti, gražiai sutari, bet man atrodo, kad neįmanoma nesipykti. Labai būtų nesveika, jeigu nesipyktume. Taip, čia šitą šiek dažnai konsultacijose primenu. Aišku, jeigu turim kažkokių problemų ir nevaldom savo pykčio ir norisi rėkti ir panašiai, taip to prie vaikų daryti nereiktų, bet tada reiktų gauti pagalbos, kaip mes išmoktume tos konfliktus valdyti. Bet šiaip iškomunikuoti savo partnerių pradžioje, man nepatinka, kad tu padarai taip ir taip. Ir partneris sako, bet aš va taip ir taip. Vaikai mato tą, kad tai yra normalu visų pirma įvardinti savo ribas, įvardinti, kas man nepatinka ir kaip reaguoti, kai kitas žmogus tau tai pasako. Taip, nes pas juos ir mokyklagi visur pilna tų santykių, kurie mezgasi, kuriems irgi reikia iškomunikuoti, ką aš darau, kur jie irgi supyksta. Taip, tai aš supykau, ką aš dabar darau. Mokyklai man kažką pasakė ir iš mes kažką, ką aš dabar darau. Aš darau tai, ką daro namie tėvai. Taip, nes aš taip mokuosi, aš taip suprantu pasaulį. Vaikai mus mato ir mes vaikam esam visas pasaulis, jie taip supranta. Jeigu taip elgiasi mano tėtis ir mama, reiškia taip yra teisinga. Aš atsimenu, čia iš tokių smulkių dalykų, bet aš atsimenu, čia aišku labai senai, kad mano tėtis palaikė Turkijos futbolo komandą. Ir aš nieko nežinau, kodėl jis ją palaikė, bet aš atsimenu tą, galvoju, tai čia reiškia geriausia pasaulio komanda visi dabar. Ir aš kokių 10 metų palaikė, ir aš po to galvoju, kodėl aš šią Turkijos komandą. Bet tai tiesiog yra, tėtis pasakė ir autoritetingai pasakė, taip ir atrodo. Tai va čia ir yra tas pavyzdys. Taip, kad vaikai priima mūsų žodį už gryną pinigą. Tai jeigu aš jiems sakau tik tai gerus dalykus, tai jiem gali susidaryti iš vis iškreiptas pasaulio vaizdas, kad pasaulio nėra konflikto, o mokykloje įvyks konfliktas ir ką aš tada jame darau. Taip, nes mūsų kaip tėvų pareiga yra duoti vaikui įgūdžius tvarkyti su pasauliu. Pasaulis nuolatos keičiasi, tai vakar dienai įgūdžių nelabai naudinga duoti, taip, bet duoti tokius pagrindinius įgūdžius, kaip konfliktų valdymas, emocijų valdymas, apskritai valia, supratimas, ko aš noriu gyvenime, komunikacija ir panašiai, tai čia mūsų pareiga, o tai viena dalis yra apie tai kalbėti, kita dalis yra rodyti, taip skirtingai ir mokau iš visokių skirtingų situacijų. Man gal kažkaip dar labai norisi, jau keliaujant į šio pokalbio pabaigą, neužfiksuoti, ar ne, kad mums reikia dabar dirbti, susakyti, išmokyti, suteikti tuos įgūdžius, nes tada ant tėvystės atrodo, mes taip sukraunam tokio svorio ir ta tėvystė tada vėl tokia sunki, dar vienas darbas, o čia dar savo darbus pasidirbom, dar visa buitis, atrodo viskas labai labai sunku. Bet man kažkaip labai norisi perteikti tą tokią žinutę, kalbant būtent apie tą visą emocinę sveikatą, kad ta tėvystė kaip tik, man atrodo, yra toksai procesas ir kelionė, kurioje mes galim nežiūrėti ją kaip į darbą, bet tiesiog į kelionį į procesą. Aš, pavyzdžiui, visą laiką tėvams patariu, sakau, kas jums patinka? Kas dienoje, kas jūs džiugina ir į tai įtraukite vaikus. Nebūtinai tik su kaladėlėm ten žaisti arba ten tik sėdėti prie būrelio ar ne ten to vaiko laukti. Tai kokie būtų tavo, Monika, patarimai tėvams, kad ta tėvystė nebūtų tas darbas, reikia sėdėti, kalbėti, bet kaip, galbūt sakau, ir tai yra integracija kažkokia, ką tu matai iš savo praktikos, kas labiausiai padeda? Aš gal kažkaip norisi, jau pasiekiau tą amžių, kai norisi apie augalus duoti pavyzdį.
Bet aš tikrųjų pradėjau labai auginti visokius augalėlius nesenai ir geras pavyzdys yra taip, tai kaip, jeigu pradžioje reikia pasėti, reikia tinkamo klimato ir viskas priklauso nuo to, kaip tu tą sėklą pasiesi ir kada ją įdėsi, tai čia va ta kūdikystė, kaip minėjau. Taip. Tai čia va yra labai stipriai kontroliuoja situaciją, kiek laistau, kokia žemė toksai bus ir augalas. Ir aiškios labai instrukcijos. Labai aiškios instrukcijos, ką daryti, bet kai augalas jau užauga, kai jis jau nebėra toks pažeidžiamas aplinkai, tada prasideda džiazavimas. Tai jeigu aš 24 valandas sėdėsiu prie to augalo ir lauksiu, kol jisai paaugs, tai ir augalas neaugs ir aš išprotėsiu. Taip. Tai va čia yra labai svarbu, su vaikais yra lygiai tas pats. Tiesiog sėdėti, žiūrėti ir bandyti ant kiekvieną jo lapuką kažkaip tai tinkamai pakreipti, čia jau ir tampa darbas, čia yra našta, tokia tėvystė tikrai neturėtų būti. Bet jeigu aš žiūriu tą augalą ir pagalvoju, kad va šitam kambario kampe, va tokiam vazone, man jį būtų gražiau žiūrėti, čia tinka prie mano estetikos, čia yra mano namų interjeras, čia yra mano dizainas, tada ir šansas, kad aš tą augalą palaistysiu, kad pastebėsiu, kai jam bus per daug ar per mažai, jis labai padidėja. Taip ir tada, kai mes tos augalus išdėliojam namie ten, kur mums gražu, taip kaip mums estetiška, taip kaip mums patinka, taip kaip galbūt vat, ir dukra ar sūnus gali palaistyti, taip kaip ir vyrui netrukdo, taip vat, ir tada tampa ta dinamika, ta ekosistema, jinai auga, jinai plečiasi ir tada pastebėsi, kaip ir tas vienas kitas augalas labai džiaugiasi ir gyvena toj tam tikroje situacijoje. Tai lygiai taip pat ir tėvystėje, taip, yra tas pirmas etapas, kai mes atidirbam tą darbą, bet po to integravimas į gyvenimą ir stebėjimas, kas man patinka, ką aš galiu vat, labai teisingai pasakyti. Tas yra labai svarbu, bet šito negali pasakyti, ką tiksliai daryti iš šono. Čia reikia grįžti į save ir pažiūrėti, o kas man patinka. Koks aš esu žmogus ir į kokią ekosistemą aš noriu pat savo vaikus pastatyti, užauginti, į kokį vazoną aš noriu juos įdėti, kokius noriu vazonus aš jums duot pasimatuoti. Bet Monika, gal ne tik grįžti, bet gal savęs paklausti, tai kas aš dabar per žmogus, nes ar ne labai dažnai mes ilgimės tų dienų, kai vaikų nebuvo, kai ten visas laikas savo, ar ne, ir kai ten dviese kartu poroje įsimylėjo, dabar yra aš esu mama, ar ne, galbūt ir pasikeitęs kūnas, ar ne, labai daug, tarkim, nebėra tiek laisvų vakarų, ar ne, visa mūsų energija yra ne tik tais mūsų, bet ir vaikui, gal apskritai reikia gilintis, tai koks čia dabar mano gyvenimas, koks vaidmuo, išmokti su juo susidraugauti, jį iš naujo atrasti. Apskritai pažinti, nes mes tampam kitais žmonėm. Tėtis, mama yra vaidmuo visam gyvenimui. Taip. Tai gimdymas trunka ten kelias minutės, bet po gimdyvinės laikotarpis trunka visą gyvenimą, nes tu visą gyvenimą būsi mama. Taip, tai tas savęs suvokimas, bet aš tą pradėčiau daryti, bet jau suvokimą, kas aš esu per žmogus, tai jau tikrai vaikams stipriai paaugus, nes čia daug resursų reikalaujantis dalykas. Pradžioje, jeigu tai kokiam vaikui 6-7 metai, 10-11, tai aš dar mėgau ir iš to pajautimo, kur aš jaučiu, kad man smagu su vaiku. Taip, kur aš jaučiu, kad mes galim skirti tenais laiko. Taip, tas jau suvokimas kaip asmenybės pasikeitusios, tai tas jau ateina su tėvystės irgi branda tam tikra. Tai neįsikelčiau tokio lūkesčio, nes tas ateis su laiku. Tai mes su laiku suprantam, kad aš po vaikų kitokią Moniką esu, bet išsikeltų lūkestį, kad dabar tą suprasti gali būti labai sudėtinga. Tai aš labiausiai kreipčiau dėmesį į tą, į dabartį, kur aš dabar galiu duoti, kur yra mano laikas imti, kokią aš noriu šilumą, temperatūrą, noriu pasakyti šitą humidity, bet kokį klimatą aš noriu sukurti vaikam ir kaip aš galiu tą padaryti. Ir tie atsakymai apie tai, ką tai sako apie mane kaip žmogų, ką tai sako apie mane kaip Monika, kokia ta nauja Monika, tai tie atsakymai jie ateis su laiku, nes tas galvojimas apie tai, kad aš norėčiau būti, kaip buvo anksčiau, jis dažnai yra nuovargio ženklas, nes iš tikrųjų nenorėtume. Nes mylim tuos savo vaikus kaip nežinau ką. Taip, tai jeigu norėtume, tada čia yra kita problema ir kitas klausimas, kur jau tikrai asmeniškai su terapeutu ar su specialistu reikia spręsti, kodėl yra tie klausimai, nes kartais taip irgi būna. Taip, bet čia jau taip negeneralizuokim. Taip. Bet dažniausiai tai būna, kad nenorėčiau būti be vaikų, nenorėčiau tenais grįžti, bet norėčiau laisvės jausmo. Ar norėčiau spontaniškumo. Arba, ką atsimenam. Arba norėčiau to jausmo, kad nežinau, kas bus rytoj. Man atrodo, darytumėm apklausą, aš galiu garantuoti, kad visi tėvai spaustų, taip, aš šito pasiilgau. Bet mes galim tą turėti ir tėvystėj, tik tai kitaip. Ir tas suvokimas, gerai, tai aš dabar negaliu daryti to, ką dariau jaunystėje, kad pasijuščiau laisva, bet aš galiu daryti kažką kito. Tėvystėj, kad pasijuščiau laisva, taip, galbūt ne savaitę, galbūt valandą, bet mes tikrai taip pagalvojus ir kūrybiškai į tą situaciją pasižiūrėjus, mes tikrai galim pajusti tos jausmus. Čia nėra, kaip pasakyti, viengungių ar paauglių. Ne, mes ir tėvai galim ir tą spontaniškumą ir bandydami naujus dalykus. Ir, pavyzdžiui, vienas iš mano dalykų, ką aš šiais metais padariau, nors aš dar, kaip sakyt, kūdikystės stadijoje, mamystės, bet užsirašiau į bendruomenę.
niekada nebuvau bendruomenėje, tai va yra tokia maisto gurmanų bendruomenė, kur man viskas nauja. Ir aš laiką jaudinuosi ir tas visas naujumo ir nežinau, taip tai yra galbūt tik tai valandą ar 2 per mėnesį, bet man tai duoda to jausmo, man dabar jo nereikia daug, nes vaikas dar mažas, kur aš vėlgi einu į avantūrą, va ta žodis avantūrą, nežinojimą, naujus pojūčius, naujus žmonės, naujus potyrius ir man to užtenka. Taip vaikui augant, aišku, tų poreikių ir didėja ir jo reikia surasti jau ir kitose situacijose, bet įsigryninti, ko pasilgau, tai yra mūsų tikslas ir tada galim daryti strategiją ir galim vertinti savo resursą, kad to tikslo pasiektume. Aš labai puikiai atsimenu savo vyro veidą, kai pasakiau, sakau, žinok, man reikia kažko naujo, einu į baletą. Sako, virš 40, sako, jeigu tau tik tais reikia, tai tu reikia. Tai man atrodo, kad svarbiausia taisyklė tai tiesiog kažką daryti. Neįsivaizduoti, kad reikia dabar išskristi mėnesiui į Tailandą ar ne savęs ten ieškoti, su vaikais keliauti, bet tiesiog mažas kažkoks žingsnelis kasdienoje, gal ten jis gali trukti net ir vieną tik minutę, bet jau ir tai yra kažkoks tas pokytis ir ta tėvystė gali būti smagesnė ir paprastesnė. Taip, tikrai leisiu savo tai tokiai crazy minčiai užrašyti baletą ir užsirašyti tą baletą. Gal nueisi vieną kartą nepatiks, bet tas nuėjimas duos labai daug teigiamų emocijų. Tai Monika, ačiū tau labai už šitą pokalbį. Aš net neabejoju, kad daugumai tėvų tuos paprastus dalykus, kurie dabar atrodo labai sunkus, tikrai padėjo pažiūrėti kitaip, galbūt viską palengvinti, kad gal nėra viskas taip labai sudėtingai. Tai koks tavo būtų paskutinis palinkėjimas tėvams, kurie šiuo metu sėdi ir galvoja, sunku, labai sunku. Jeigu atrodo viskas per sudėtinga, tai kreiptis pagalbos žmonės, kurie gali padėti, pamatyti, kad ar nėra taip sudėtinga, rasti tų įgūdžių, kad įveikti tuos sudėtingumus. Tiesiog nevirti savo sultis, nebijoti kreiptis pagalbos ir nebijoti apie tai šnekėti arba su savim, arba su savo partneriu, arba su kažkokiu specialistu, nes tikrai visi mes einam per tuos sunkumus ir kas mus dažniausiai stabdo, tai yra gėda. Tėvystė kažkaip atrodo, kad mes turėtume viską žinoti ir tada gėda nežinoti, bet nėra gėda nežinoti. Jeigu tapai tėvu ar mama pirmą kartą, net jeigu antrą kartą, nes antras vaikas visiškai kitoks ir visiškai ta motinystė yra kitokia, trečią kartą dar kitaip, bet tiesiog suprasti, kad tai yra sudėtingas procesas, užauginti ateinančią kartą yra sudėtinga ir visiškai normalu yra kreiptis tos pagalbos ar į save ir, kaip sakyti, užsirašyti, pasianalizuoti, ar į draugus, ar į specialistus, ar į dar kažką. Arba ateiti į tėvai, ar mokyklos bendruomenė. Tai va būtent, yra tų būdų, kaip gauti pagalbą, svarbiausia įsivardinti savo, kad problema yra, nes išeitis, jinai visą laiką atsiranda. Patinka mums ta išeitis, nepatinka, čia jokios klausimas, bet išeičių visą laiką yra. Tai visą laiką norisi priminti tą, kad yra pagalbos būdų, tai reikia jos ieškoti. Ačiū tau, Monika. Ačiū, kad pakvietei.